matome, kad ketinama bloginti ir pareigūnų socialinės garantijas ir jos yra jau realiai bloginamos, kas yra pakankamai sunkiai suvokiama, žinant, su kokiais iššūkiais susiduria valstybė dėl pareigūnų trūkumo. Kai kuriuose regionuose ir policijos pareigūnų nėra. Pasieniečių taip pat trūksta ir ta problema eskaluojasi tą apimtim, kad trūkstant dalies pareigūnų, likus tų trūkstamų darbo krūvis yra perkeliamas ant likusių pareigūnų pečių. Tai reiškia, tie likę iš pašaukimo dirbantis pareigūnai yra priversti dirbti ne tik savo darbą, bet ir savo kolegų darbą, o mainais už tai gauna bloginamas socialinės garantijas. Ypač aktualus klausimas yra prasidėjusi Rusijos karinė agresija Ukrainoje, kurią, kaip žinome, aktyviai remia ir mūsų pakankamai didelę sieną turinti kaimynė Baltarusija. Tai ką mes darom su sienos apsauga? Mes puikiai žinom, kad šios šalis mums yra nedraugiškos, jos turi piktų kėslų prieš Lietuvą, kad jos gali čia bandyti rengti diversinės atakas, gali diversantus permetinėti. Kaip mes saugom sieną? Ar mes ją saugom? Jeigu, pavyzdžiui, kontrabandininkas sugeba praeiti pro sieną, sugeba pergabenti cigarečių tam tikrą krovinį, tai o kas jam sutrukdytų pergabenti tokiu atveju? Kalašnikovą, sprogmenis. Tai iš esmės, nesaugant arba blogai saugant valstybės sieną, tai nukenčia ne tik valstybės ekonominiai interesai, nes valstybė pardavinėjant kontrabandinės cigaretės negauna PVM, negauna akcizų, negauna mokesčių, neaišku, kokios kokybės tos cigaretės ten pardavinėjamos. Valstybė tokiu atveju susiduria ir su akivaizdžia karinė grėsme, kai per sieną gali būti gabenamos esant poreikiui ne tik cigaretės, o ir kiti valstybei gerokai pavojingesni dalykai - ginklai, šaudmenys, bakteriologiniai ginklai ar dar kažkas. Mano nuomonė, ir kaimynai Lenkai tą jau senai įsisavino, kad su tokiom nedraugiškom valstybėm siena turi būti labai didelė, galinga, nepraeinama, kad turi būti paliktas galbūt vienas ar maksimum du griežtai labai kontroliuojami pasienio praėjimo punktai, per kuriuos žmonės galėtų griežtai kontroliuojamais būdais praeiti. Siena turi būti galbūt netgi kelių pakopų, kad vieną sienos pakopą įveikus susidurtum su antra pakopa. Savo ruožtu reikėtų be abejo griežtinti ir teisinę atsakomybę už pasienio vaizdo stebėjimo kamerų ir taip pat fortifikacijų gadinimą, tai prilyginant, iš esmės jau diversiniai veiklai, nes, akivaizdu, jeigu kažkas gadina, trukdo pasieniečiams stebėti valstybės sieną, tai klausimas, o dėl kokių tikslų jis nori trukdyti? Ar dėl to, kad nori pergabenti cigarečių krovinį, o galbūt nori kalašnikovus pergabenti? Bent jau grąžinti pareigūnam tas socialinės garantijas, kurias jie turėjo iki šiol. Be abejo, jas taip pat gerinti ir tai reiktų suprasti dalykas tas, kad tai yra susiję ir su valstybės saugumu. Jeigu nebus pareigūnų, trūks pareigūnų, tai tiesiogiai lems grėsmę valstybės nacionaliniams interesams. Taip pat turėtų būti gerinamos valstybės pareigūnų veiklos galimybės, suteikiant daugiau atsakomybės ir daugiau sprendimo galimybių priimti patiems pareigūnams. Tikrai neturi būti tokių galimybių, kai pareigūnas pastatomas prieš dilemą arba jis leidžiasi nuduriamas ar nužudomas, kaip matom, nutiko Lenkijos pasienyje. Taip pat su pasieniečiais ar panaudoti ginklą ir sėsti ilgam už grotų, tai tokių alternatyvų prieš pareigūnus tikrai neturi būti iškelta, turi būti akivaizdžiai suformuoti principai, aiškus,
kad pareigūnai žinotų, kada jie gali gintis, kada jie gali panaudoti šaunamąjį ginklą, kada gali panaudoti kovinių imtynių veiksmus ir taip toliau. Į akis be abejo krenta ir problemos susijusios su pareigūnų veikla, kai akivaizdžiai pareigūnai nežino, kaip jiem reikia veikti, kad ginklas, kad tam tikrais atvejais yra išduodamas pareigūnui tik dėl grožio, nes neduok Dieve jį panaudosi, o jei panaudosi, gausi baudžiamąją bylą už nužudymą ar už sunkų sveikatos sutrikdymą ar kokius tu ten padarinius sukėlė, tai tiesiog reikėtų vieną kartą paimti pasakyti, kad pareigūnai turi teisę gintis, turi teisę veikti, pareigūnai turi teisę panaudoti ir šaunamąjį ginklą, jei mato tam esam tarnybinį būtinybę ir tada jau ne pareigūnas turi įrodinėti, kad jis čia buvo nekaltas ar teisėtai panaudojo ginklą. Čia būtent prokurorai turi įrodinėti, kad pareigūnas tikrai neteisėtai, tikrai jau kad bet kuris vidutinis pareigūnas atsidūręs jo vietoj būtų susipratęs, kad neverta, negalima čia ginklo panaudoti.